gera paguoda. Jėzus sako, nepaliksiu jūs našlaičiais. Evangelija pagal Joną, 14 skyrius, 18 eilutė. Visas tekstas, kurį tą kartą tarė Jėzus, skamba taip: aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kuris pasaulis neįsistengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Nepaliksiu jūs našlaičiais, ateisiu pas jūs. Nuo 16 eilutės iki 18 eilutės. Jėzus itin susirūpinęs dėl savo vaikų, kurios tėvas patikėjo jam. Jis nori niekuomet nepalikti jų vienų. Jis nenori palikti jų čia žemėje be apsaugos, nes žino jis ateis vilkai. Taigi taip, kaip nekentė Jėzus, taip nekęs ir jo mokinių. Dėl jo jis pažada, aš atsiųsiu jums globėją, guodėją, padėjėją, draugą, tiesos dvasią, kuri primins jums manosius žodžius, galingąją Dievo dvasią, kuri veikia jau kuriant pasaulį. Panašiai antros Biblijos eilutėje skaitome apie Dievo dvasią. Šią dvasią jis siunčia į mums tam, kad ji galėtų gyventi mūsų širdyse. Mūsų kūnas turėtų būti jos šventovė. Šventovė, kuri šlovintų Jėzų ženklais ir stebuklais, paguodos žodžiais, džiaugsmu ir ramybė. Tiesiog viso to gėrio, kurį galima rasti pas Dievą. Šventoji dvasia gyvena mumyse, nes Jėzus ją atsiuntė mums. Mes turime ieškoti jos stiprybės ir nuolat melstis dar daugiau šventosios dvasios. Turime padaryti jai vietos savyje ir pasakyti, jog ji gali daryti su mumis, ką ji tik nori. Norime būti disponuojami jos lygiai, taip pat kaip kad esame Dievo dispozicijoje. Turime nagrinėti visą, ką Jėzus pasakė apie ją, kaip labai jis brangino ją, bei buvo priklausomas nuo jos vedimo. Turime skaityti apaštalų istorijos Naujojo testamento laiškus, kaip studijuoti šventosios dvasios veikimą bei priimdami, kaip taip kelti savo reikalavimus. Norime, kaip ir apaštalai, patirti stebuklus, regėti ženklus, jausti Dievo buvimą ir Jėzus Evangeliją nešti visam pasauliui su jos pagalba. Dievo dvasia yra neatskiriama nuo Dievo, neatskiriama ir nuo Jėzaus. Į Tėvas, Sūnus ir Dvasia yra viena ir vienu metu būna Dievas, Tėvas, Sūnus ir Dvasia. Mes negalime to suprasti. Prirašyta šimtai knygų, protingiausi teologai, bergždai, mėgino tai paaiškinti. Protu mes to nesuprasime, tik širdimi. Jeigu pažįstame jį, visi klausimai išsisprendžia. Jėzus sako, jog jis yra su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Jis yra. Tėvas yra su mumis visai kaip yra su Jėzumi. Jono, Evangelija pagal Joną, 16 skyrius, 32 eilutė. Šventoji dvasia gyvena mumyse. Kiekvienas džiaugiasi, kuomet kiti jam šlovę ir garbę atiduoda. Tėvas džiaugiasi, kuomet mes Sūnui dėkojame. Dvasia džiaugiasi, kuomet mes Tėvu tikime. Sūnus džiaugiasi, kuomet mes šventąją dvasią mylime. Ir nėra jokio pavydo. Dėl to galime melstis Tėvui arba Sūnui arba su šventąja dvasia kalbėtis. Ir nesuklysime, ramina tiesą. Dėkuoju Jėzu, juk siunti šventąją dvasią. Mums taip reikia paguodos, išminties paglobos, dvasios pagalbos. Mums reikia gydančios rankos mūsų kūnui. Kuomet mes sergam arba esame silpni, mums reikia jos jėgos, kuomet mes pasakojame apie tave. Mums reikia ryžto pasitikėjimą, kurį suteikia dvasia, kai mes meldžiamas, ypač kai meldžiamas už kitus žmones. Kaip gerai, jog nesam našlaičiai. Amen.